Labadiena, brangus mano kanalo žiūrovai. Ir vėl aš, Kristina, kviečiu jūs su manimi kartu mano virtuvėlėje įsikepti labai skanius keksiukus su varške. Jeigu mėgstate varškę, kepenį su varške, tai šis receptas jums tikrai patiks. Visi tikslūs ingredientai, mano brangus žiūrovai, yra surašyti po video aprašyme. Mums reikės kepimo miltelių, sodos, kiaušinių, grietinės, cukraus, miltų ir varškės. Į miltus iškart įdedu 1 šaukštelį kepimo miltelių ir viską išmaišau. Varškę galite naudoti, kokią jūs mėgstate. Į varškę dedu grietinę žiupsnelį. Druskos galima įdėti. Cukrų įdėsiu truputėlį vėliau. Ir reikia viską labai gerai išblenderiuoti, nes kuo mes geriau išblenderiuojame, kuo masė yra vientisesnė, lygesnė, tuo keksiukai bus puresni. Be to, varškė turi rūgšties, masė, tai yra tešla, bus tokia sunkesnė, tasesnė. Ir įdėjus pusę valgomo šaukštelio arbatinio šaukštelio sodos, masė pasidarys puresnė. Nebijokite įdėti sodos, kadangi jinai rūgštyje nusigesins. Varškė rūgšti, grietinė rūgšti, soda kuo puikiausiai nusigesina. Dabar įpilam 2 kiaušinius, įpilam visą cukrų, galima dėti ir vanilinio cukrus. Jeigu mėgstate, tikrai skoniui nepakenks, o tik tai pagerins. Galima išmaišyti šaukštu, galima išmaišyti šluotele, taip kaip darau aš, kadangi šluotele įsimaišo žymiai geriau ir tolygiau. Galima rankiniu mikseriu, bet man patinka šis receptas, kad tai reikalingas blenderis irgi labai trumpam. Visus miltus, kurie yra sumaišyti su kepimo milteliais, mes išsijojame į varškės masę ir viską gerai išmaišome. Galima miltus įsijoti per keletą etapų. Orkaitę įkaitiname iki 170 laipsnių viršus apačia be vėjelio ir kepa keksiukai apie 30 minučių. Ir dar vienas slaptas ingredientas, tai 30 gramų ištirpdyto sviesto. Jį ant pačio galo įmaišau į tešlą. Keksiukai būna labai skanus, bet nebus jie labai pūrūs, kaip pavyzdžiui būtų keksiukai iš biskvitinės tešlos, bet skonis nepakartojamas. Į keksiukų formą iš karto dedam papiriukus, išeina apie 12 gan nemažų keksiukų. Šaukšto pagalba, kadangi tešla yra tikrai gan tiršta, aš sudedu visą tešlą į indelius. Jeigu matote, kad tešlos lieka daugiau, galima dėti į kitą porciją, ta prasme, į kitą formą. Aš turiu prisipirkusi bent kelias. Ir įdomumo dėlį padariau eksperimentą. Man išėjo kokie 13 keksiukų. Ir vieną keksiuką dėjau į apatinę, tai yra skardą, nes geriausia kepti keksiukus per vidurį, o aš dar padėjau vieną į apačią, į apatinį skyrių. Jisai iškepia kartu, bet pamatysit video metu, jisai bus šviesesnis. Galima kepti ir su vėjeliu, bet aš bandžiau ir taip, su vėjeliu gaunasi truputėlį labiau guminiai. Po 30 minučių keksiukai, žinokit, gali atrodyti, kad jie yra kieti. Ne, jie yra skanus, viduje yra minkšta, skanu, tiesiog išėmė iš orkaitės, reikia palikti keksiukus pailsėti, kad jie atvėstų, nes kitaip gali labai greitai sukristi. Jie nebūna labai lygus kaip biskvitiniai, kaip ir minėjau. 30 minučių pas mane kepia, galima kepti 25 minutės. O šis irgi, jisai yra minkštesnis, kadangi kepia pačioje ir jam mažiau kliuvo kaitros. Pažiūrėkit, kokie minkšti, skanus varškės keksiukai. Ačiū mano brangūs žiūrovai, kad žiūrite, kad prenumeruojate mano kanalą ir nepamirštate uždėti laiko. Jūsų laikas, jūsų komentaras man be galo svarbus. Lygiai kaip ir naujas prenumeratas, kuo mūsų daugiau, tuo geriau ir smagiau mano saldžiajam kanale. Linkiu visiems geros dienos ir iki kitų video receptų. Ate!